Ar pagalvojate, kad aš vėjas būnu visai kitoks visose šalyse? Europos miestai mane stabdo savo pastatais. Rusija mane stabdo savo ūkanotais miškais, o Mongolija man leidžia būti laisvam. Keliauti per dykumą, liesti smėlį bei plasnoti per kalno viršūnes. Palaukit. O kas čia stovi prie Mongolijos pasienio? Ar tik ne vėjo gaudytojai? Man darosi pagaliau įdomu. Kažkas mane gaudys ten, kur aš esu laisviausias. Dokumentinis filmas Vėjo pėdsakais. Gedimų jokių nėra. Tiesiog išvažiavom į Aukštikalnės, tai automobilis mūsų senamadiškas to nesupranta, bet tiksliau neatsiradus, o pradingus šiek tiek oro deguonies, kadangi aukštai esam, pasikeitė kūro mišinys ir reikėjo biškį paliesinti mišinį. Tai pareguliavau karbiuratorių, pritaikytą Aukštikalnėm dabar padariau, mažiau kūro naudos ir biškį pataupysim. Mėgom stepiai, tarp gražių kalnų, labai 2 km aukštė, 2 km 70 metrų. Laukiam, kol patekės saulė, atsidarys muitinė ir važiuosim į Mongoliją. Jūs jau mano teritorijoje. Aš pasitikau jūs savo vėjo gūsiais, užkimšdamas smėliu jūsų mašinos oro filtrą, bei primėtydamas akmenų jūsų kelyje. Štai ir pirmas su manimi susipažinimas. Sveiki, aš esu vėjas. Stiprinam vakabą. Šarūnai, nuleisk biškį dar Donkratą. Labai jau krato per akmenis. Norim truputį sumažinti slėgį, kad pradėtų padanga dar pati iš savęs truputėlį dirbti. O kaip be vietinių gyventojų, kurie mane gerbia ir myli? Pažiūrėkite jų nukepintus veidus. Tai mano darbas. Jei ilgai užtruksi šiame krašte gaudydami mane, tas pats ir jūsų laukia. Bet reikia pavydėti, žmonės niekur neskuba, turi laiko, sustoja, pasišnekučiuoja. Jeigu dar suprastumėm, ką jie šneka, tai gal ir dialogas koks užsimegztų. Ne, o po to jau čia į Rusiją. Rusya. Ay nadir soğolum ötesi. Bizga gap ekan. Bizga turib, mana keldimi? Endi bitib o'tirib, mana so'p qaytib, mana menga bitib, Ulanbatorga borib qaytib bitib. Rusya. Adam bunu kaçırandan kana soğolum ötesi kargar yana kopsun basılar. Ir jūs pajudėjo dar labiau įpykę ir noro pagauti mane. Nesupratot, kad lengva nebus. Ir vėjo gaudytojams aš daugiau esu paspendęs spąstų, kurie neleidžia laisva ranka sugauti mane. Šarūnai, tai bus tavo darbas pravažiuoti šią upę. Būk atsargus, nes vienas neteisingas judesys ir tu jau nebevažiuoji, o plauki su prarasta viltim pagauti mane. Radom brastą. Tikime šią dieną ją pravažiuoti. O jinai mūsų dar viskas ar iščiugiai? Žodžiu, startuosim ten prie to krūmo, labai toli ir plauksim pas srovę ir tikėsimės, kad srovė mus išneš vieną krantą. Važiuojam. Nebijok, nes baimėje gimsta narsa. Tu gali pagauti mane. Jums pavyko. Nesitikėjau. Čia tikriausiai per mano ilgą liežuvį. Jau matau, kaip prie jūsų artėja kiti turistai. Dar kelios akimirkos
ir jūs susitiksit. Internet was Max. Yeah. Max You something. met them on this road? Yeah, he was just at the next pass, yeah, close to the next pass. Because yesterday we met them In the custom. in the custom and decided to make Together. together. But we closed custom for 1 hour and we decided that we are maybe in the jail and... But they will be in Ulastai, Ulangom, say going here. Say that. Okay, yes. Ulangom. That's big will city. meet them there. is. Okay, Very so, good, very good. can we do selfie? Great. Okay, thank you. Wish you a good journey. Have a good You are welcome you. next time. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Čia yra nauja mūsų piniginė, pinigų dėžutė. Esam žiauriai turtingi, turim 4 milijonus pinigų. Yra graži tradicija, jeigu nori sugrįžti į tą pačią vietą, kur labai patiko, turi įmesti pinigėlį. Aš metu pinigą ir tu suvaidau už visus šeimos narius, kad kartu atvažiuotumėm, patirtumėm šitą superinį vaizdą, superinį pojūtį, kur esam 1,7 km aukštyje prie gražaus ežero. Panašu, kad mes čia dar grįšim. Grįžim, tikrai. Tikrai. Tikrai grįšit, aš tą žinau. Vėjo gaudytojai. Oh. Ooh. Okay. Pinigų? Nu va, gavom vandenuko šunį. Koks tai baikštus tas šuo. Bet vanduo geras, šaltas. Senai tokio negėriau. Reikia susimokėti už vandenį. Jo, tai kiek? Nežinau, paklausiu. Paklausti? Einu paklausiu. 100, manau, užteks. Paklausti. Nerodyk stambių pinigų, smulkius parodyk. Ne, nieko. Kiek kainavo? Žiūrint į gražą, 50 šitų. 50 pinigų kainavo vanduo. Tai maždaug ketvirtis kepaliuko duonos. O aš pasiverčiau mažu berniuku, kad pasakyčiau jums vieną tiesą. Tik gaila, kad jūs jos nesupratot. I playing the bicycle. Yra šituose kraštuose dar ir civilizacijos. Čia civilizacija. Ir čia civilizacija. Lekiam benzino. Žinot, kaip mongoliškai pilnas bakas? O taip, taip ir reiškia pilnas bakas. Išsitraukiam savo piniginę ir bandysim susimokėti. Dar nesenai sužinojau, kad jeigu atvažiuoja į kolonėlę, nėra šeimininko, tai reikia signalinti ir jis iš gretimo namo ateina. Buvom jau be pila atsargas nuo stogo, pasirodo atėjo ir va, tikriausiai ir įpil. Šiandien dar ruošiamės nuvažiuoti apie 100 km, nors jau temsta. Nu kaip temsta, tamsėja. Žodžiu, ten pradės už kokių 3 valandų. Tai vidutinis greitis turi būti iki nakties apie 30 km/h. Bandysim jį pasiekti. Iki šio momento kelias buvo, pradžia buvo labai smagi, labai gražiai važiavusi, o po to patekom į tokį suknistą ruožą, kokią 30 km tik tai antra pavara ir taip jau labai smarkiai išvargino. Tai, tikimės dabar atsigriebti. Pakeliui sutikom daug padangų ir pakabos žudikų. Akmenų tokių. Labai baisus. Ir matėm vieną nužudytą padangą, bet ne mūsų. Tai va. Ir jie, kai visą laiką pilamų po 35 litrus. Nežinau, čia užburti skaičiai tikriausiai. Pamato mūsų mašiną. Viskas gerai? Ačiū. Iki. Pripylė.
užsipylėm kūro už 65 000 tugrikų. Žodžiu, litras grubiai kainuoja apie $1 vieną. Tai va, truputėlį brangiau. Čia, va anas kelias, ne? Ten. Supratau. O kaip čia sakyt, Murun? Murun? Murun. Mūsų kelionės nepavadinsi kažkokia tai rimta, apgalvota su vedliu. Čia yra absoliutus nuotykis, nes mes važiuojam, nežinom kur važiuojam, mes darom geografinius atradimus. Aš 100% garantuoju, čia nei vienas lietuvis nėra buvęs. Klausimas, ar šitoje vietoje yra nors kada baltasis buvęs? Nu, kaip sakyti, baltųjų gal čia ir buvo, bet tik tiek, kad mes, sakykim, nesutikom. Nei vieno. Nei vieno, jau senai nesutikom nei vieno. Šiandien nesutikom nei vieno. Tačiau nusišnekėjom, ne? Tai nieko tokio. Iškirpsim. Julio, atšalo tavo konservai. Taip, viskas, baigiam. Šiandien mūsų darbo diena baigėsi, einam miegot. Todėl aš patyliukais prie jūsų įsitaisysiu ir numiksiu. Labos nakties, vėjo gaudytojai. Pradedat jūs man patikti. Labas rytas, Šarūnai ir Vaidai, kaip miegojot? Iš jūsų veiksmų suprantu, kad su manim jums miegas nebuvo iš saldžiųjų, bet nauja diena, nauji iššūkiai. Greičiau dėkitės daiktus, jau laikas palikti šią vietą ir traukti gaudyti manęs. Aš greitas ir man nereikia laiko, kad pagaučiau save. Čia yra, negalvokit, kad čia alkoholį geriam. Mes čia susipilam kavą, cukraus dadedam. Visą dieną, žinai, po to nereikia virti, to atgaišt laiką. Nuo tos kavos atsiveria Mongolijos beribės, neaiškumų duobės ir tolumų keliai. Nusidriekiantis va vieną ežerą. Va ten sala, finikai auga, dabar mes ten važiuosim. Vaidai, ten nei finikai, nei ežeras ir jokios salos nėra. Ten miražas. Bet užkibot ant mano kabliuko. Gera linkme keliaujat, nes ten mano spastai paspėsti, o jau tas greit bus. Sanga badega, žinai, gal biški mažiau susuk vairą. O gal ir gerai, va, taip, gerai. Davai. Na ką, patirtis padeda ir iš čia išsikrapštyti. Nice jacket. Looks good. It's okay. I'm from Vinted. Šarūnai, matai, vietiniai gyventojai slepiasi nuo manęs, o ne gaudo. Ulan Bator. Ulan Bator. Gavo morkų, kopūstų, raugintų agurkų, pomidorų negavom. Šiandien valgysim šlapenką ir žuvies konservus. Įsivėlėm į pomidorų paieškas. Žodžiu, bet šiandieną labai gera diena. Gavom kopūstų, morkų, svogūnų, bulvių. Pasirodė, valgo daržovės. Nustebintas.
atvažiavom, labai arti ir į labai gražią vietą. Čia, blemba, ganėsi kažkas, nes neprikakojo. Kas prikakoja? Šuo. Arklys, normaliai. Šuo. Išdžiuvinsim iš sukai. O, žiūrėkit, pinigų radau. Nu va. O. Kiek čia babkių? 20. 20 babkių, bet parsivešiu namo. Tai va. Vienu žodžiu, viskas gerai. Laiminga vieta, pinigų yra. Vaidai, ar tai jau tas momentas, kai pasiilgai savo artimųjų ir nebenori manęs pagauti? Visos durys užsidaro skirus mano. Jeigu rasiu laiko, pareguliuosi. O tau, Šarūnai, bulvės nuskus? Bet kaip garsas pasikeitė mašina. Pirmai buvo žymiai geresnis. Čia aš turėčiau ką nors pasakyti. Tai ką čia sakyti? Viskas į taip matos. Bulvės šviežios. Bet turbūt importinės. Nematėm, kad jas čia kas nors augintų. Apskritai nematėm, kad kas nors ką nors augintų. Kas auga, tas auga. Karvės irgi praktiškai savaime auga. Nematėm, kad kas šieną kokį ruoštų. Šieną gal importuoja. Rusiškos konservus importuoja. Rusišką alų importuoja. Tai gali ir šieną importuoti. Bet žmonės laimingi. Kai nežinai, kad gali būti geriau, tai ir viskas ir gerai. O mes tai žinom, kad Lietuvoje geriau. Bet ir čia gerai. Lietuvoje tokios tylos nėra. Tokio dangaus nėra. Žmonės piktesni. Čia nematėm nė vieno pikto žmogaus. Viskas, visas bulves nuskutau. Einam virt. Matėm žvejus, žvejojant palei šitą upę. Kliovas yra ar nėra, neklausėm, nes patys žinom, kad jisai čia yra. Žodžiu, atvažiavus į šitą vietą, kas labiausiai nustebino, kad buvo pilna šokinėjančios žuvies. Šį rytą jos nesimato, tikriausiai jie išgaudė arba išbaidėm mes knarkdami garsiai, bet tikrai žuvies čia yra. O upė vadinasi Buzin kažkaip tai, ne? Buzin kurdu. Buzin kurdu. Tai va. Tai ką, ruošiamės jau mes į kelią. Kuprinė palapinė ant manęs ir pasiruošęs keliauti. Kol Šarūnas baidė žuvis knarkdamas ir bėgiojo krosiukus, aš kaip visada padarau rytinį bėrio patikrinimą. Ir dideliai mano nuostabai, jeigu kas nors mato, pravažiavom jau beveik 10 000 tepalo, kiek buvo, tiek yra. Ir pasiėmėm atsarginį, iki šiol vežamės atsarginio tepalo 5 litrus ir niekaip jo negaliu panaudoti, nes bėrio apetitas tepalui nėra išvis. Išvis nevalgo tepalų. Patikrinau skysčių yra, viskas tvarkoj. Čia tokia atsarginė vėlą vežuos, jeigu kartais ką reiktų pririšti, bet kol kas nereikia. Čia yra labai patogi vieta jai laikyta, ją ir laikau. Toliau, jeigu taip pažiūrėti šito kampu, matosi, kad mūsų variklio jėgainė yra apgaubta tokiais veidrodiniais, kaip čia pasakyti, veidrodiniam plokštėm. Tos plokštės mums padeda suakumuliuoti energiją ir tai suteikia bėriui tokio eiklumo, žvalumo ir galios. Tai mums padeda sutaupyti ne tik tepalus, ne tik skysčius, bet ir kūrą. Ir užtat mes labai sėkmingai važiuojam. Deginam kokius 6 litrus kūro per šitas dykumas ir ant stogo turim kažkur bakelį atsarginį, kurio niekaip nepavyksta išnaudoti. Tai va, manom, kad labai nusisekęs pirkinys. Visus tuos skysčius, kurie buvo supilti pikto šeimininko prieš tai, mes jau išvalėm ir dabar važiuojam be jokių problemų. Net nežinau, ką pasakyti. Šiaip tai jų ta visa architektūra ir gyvenimo būdas principė sudarko prigimtinį gamtos grožį ir užmiestyje vis tik tai yra gražiau negu mieste.
Bet žmonės tiesiog neįtikėtinai norintys bendrauti ir jeigu tik tai, net jeigu ir nemoka kalbėti, vis tiek jie kalba, šneka, bendrauja, bent jau šypsosi. Ir absoliučiai jokios agresijos nesutikom, bet jau visą savaitę Mongolijoje. Moko kalbėti mongoliškai ir dabar aš jau išmokau mongoliškai labą dieną. Sainbanau. Sainbanau. Yes, correct. Daugiau O. O ačiū mongoliškai yra bairlala. Bairla. Aha, okay. Bairla. Yes. Yes. O viso gero yra bairta. 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 Yes, correct. Nu va, praktiškai jau įvaldžiau, dabar belieko tik tai įsiminti. Nu, nesakysiu čia, nes jie juoksis iš manęs, aš mašiną vienas pasikartausiu. Here we have some few souvenirs for you. Oh, thank you so From much. our club. Wow, thank you so much. Okay, when another Lithuanians will come here, you can show. Oh, we are friends. So wonderful gift. Thank you. Nu, biški geri žmonės, žinai, tai reikia ir kokį suvenyrą palikti. Išmokymus mongoliškai kalbėti. I've covered 10,000 kilometers for him to taste this milk. Ragauju kumelės pieną, visą laiką gyvenime norėjau jo paragauti. Ir štai, svarbu norėti, o jisai pats patenka tau į ranką. Taip, belieka nuvažiuoti 10 000 kilometrų ir pienas pats liejasi į burną. Žodžiu, į sveikatą. Nu ir gerai. O mes toliau pasimėgausime vaizdais per langą. Skonis panašus į kažkokias tai išrūgas, kurios būtų sumaišytos su citrinos rūgštim. Nes tas pats, ar valgyti su citrina, ar gerti šitą pieną. Sveiki, mėlėjai, mes jau Ulan Batore. Nepraeina 2 savaitės ir išsimaužiau duše, dabar ten Šarūnas. Jo, vienu žodžiu, viskas liuks. Prieš 6 metus buvau šitam viešbutį, bandėm čia jo gauti adresą, negavom, bandėm ieškoti iš pradžių nesėkmingai, jau ekipažas buvo kaip ir nusivylęs, bet kur vieną kartą buvau, tą vietą visada surandu, va, mes ir suradom. Pigiai, čia šitas viešbutis mums kainavo 300 batonų. Jo, tokia kaina, jeigu batonais išvers. Vienu žodžiu, turim vonę, turim lovas, turim televizorių. Dabar pasipušiam ir varom į miestą. Išsirengi pasivaikščioti po vakarėjantį Ulan Batorą. Einam kur nors kartą normaliai pavalgyti per visą kelionę, susipažinti su mongolų merginom. Nu ir tikimės praleisti ne tik linksmai likusią vakaro dalį, bet galbūt ir visą naktį. Esam nusiprausę, išsimaudę, išsikvėpinę. Puikus vakaras, šiltas oras. Kol kas viskas sekasi gerai. Nes ką tik išėjom į gatvę. Esam pikti, nes labai alkani ir nevalgę. Ulan Batoras pradžioje pasitiko kažkokiais tai smogais, taip toliau galvojau, kas čia per miestas, kokios čia nesąmonės. Tas darbininkų rajonas ar pramoninis rajonas taip pat kažkiek tai gazdino, bet dabar esam centre ir visai puikus miestas. Welcome to Ulan Bator. Jo, jeigu dar gausim pavalgyti, tai viskas bus gerai. Bijau, kad salotų negausim. Įrašinėjai, kaip aš garsiai savo skaitau, ne? Aš skaitau ir seilės ryju. Galvoju, kad gerai, kad mes atėjome į tą prabangią valgyklą ir turim teisę nors kartą per 2 savaitės pavalgyti kaip balti žmonės. Šiandieną gavau salotų, normalių salotų, yra pomidorų, rauginti agurkėliai, agurkai, alyvuogės, taip, salotų lapai, bet, kaip sakyti, lyg tai ir nieko keisto, nieko įdomaus, bet po 2 savaičių laikotarpio tai yra pirma porcija salotų, kurias aš labai mėgstu ir kurias pasiruošęs valgyti kiekvieną dieną, gal net ne po vieną kartą. Tai žodžiu, 2 savaičių laikotarpyje, čia kaip sakyti, kaip ir moters, pasilgsi taip ir salotų, kaip ir maisto. Tai va. Šarūnas buvo itin iškalbingas apie savo patiekalą, kuriame iš esmės nieko nėra. Gi mano patiekalas yra viskas tas, kas yra pas jį, plus pas mane yra nuostabus ryžiai, nuostabus kepinti grybai, nuostabios bulvės, nuostabi jautiena ir viskas yra žiauriai skalnu, kada užgeri prabangių kažkokiu tai alum. Nežinau kokiu, bet prabangus alus.
pauksuotas bokalas ir steikas yra truputį nedakeptas, truputį su krauju, toks kokį aš mėgstu. Vertėjo 2 savaitės važiuot, kad suvalgy tokį patiekalą. Netrukdykit man, aš noriu valgyti. Labą dieną, mes čia gyvename. Parėjom viską negavę, alaus prigėrė, mongoliško maisto prisivalgė. Viską išsisiostum ir eisime. O, ten katės ryte prabušūnė. Ui, žodžiu, rytą pradėjom be kavos ir jaučiasi, kad atsirado priklausomybė, niekaip negali atsimerkti akis, trūksta kavos. Bet gal pas merą kavinę, gal pas merą kava pamūšins. O dabar turėsim vaidinti labai energingus, džiaugsmingus, kad atvažiavom spręsti 40-mečio problemas. Nors mums tos problemos visiškai neaktualius. Mums dabar yra aktualiau, kad Bėris parvažiuotų į Lietuvą. Kad vieną letenėlį matėm suminkštėjus, reikės pakeisti. Bet tai čia smulkmenos. Kaip sėsim vienu įpu ir parpjausim Lietuvon. Einam arčiau jos, mažiau ją reikės eiti. Bet šypsosi jau? Ką? Jau šypsosi? Dar ne. Tai dar ne. Sorry for making you wait. Yeah. Everybody looks, but nobody have seen such car in your country. In our country we have found only 2 this kind of cars. Only 2? Yeah, because they are all broken. Esam pas merą priimamąją. Laukiam, jis ateis. Aidas tautai ruošiasi kalbai. Aidas turėjo parašyti kalbą, neparašė, gal parašė, gal neatsiuntė. Mes esam visiškai ne šitokių padangioje realiai. Mes ne portfelių pilotai, ne kabinetų. Nesakysiu kas, mes, kaip pasakyti, laukiniai žmonės. Ir truputį nejaukiai jaučiamės. Tokia ta tyla iš jų pusės. Pristatė čia mums kažkokį pilietį tipo, kad kaip nežinau ką, bet supratom, kad jį čia pristatė, kad mes nieko blogo nepadarytumėm. And our purpose was to bring this letter from mayor of the city Trakai to you. We can include Trakai region to visit and probably we'll inform you in advance just to meet you again and with your region here as well. Just to bring back another letter from Ulaanbaatar to Trakai. Okay, beautiful. Same, yeah? Okay, thank you very much. Mongolija pilna netikėtų bei neatrastų vietų. Ir šie lietuviai mane domino. Kitaip tariant, aš žaidžiau su jais. Leidau jiems tikėti, kad jie gali pagauti mane. Jūs vežėt iš Lietuvos ne vien laišką, bet toje pačioje dėžutėje vežėt ir lietuvišką vėją, kurį jūs išlaisvinate, kuris susipynė su manim ir mes kartu keliausim, palikdami kitiems vėjo gaudytojams mūsų pėdsakus bei istorijas apie mus. Žiūrėkite akimis to žmogaus, kuris dar neužmiršo savo šalies pasakų, padavimų ir dainų lobio, kuris gamtą jaučia kaip kažką gyvą, judraus, fantastiško, kuris netgi ne visada sugeba atskirti fantastiką ir tikrovę.